1 ir 2 rugpjūčio dienomis Latvijoje vyko eilinis, bet šįkart jubiliejinis medžiotojų festivalis Münchhausenas. Atidarymo ceremonijoje, kaip visada, buvo dalyvių komandų paradas ir užduotis buvo parengti kažkokią pasirodymą. Spektaklio tema buvo Latgalos plėšrūnas. Ir visos komandos pasirengė kažkokią pasirodymą. Kas kaip galėjo, kas ką sugalvojo, buvo labai juokingų spektaklių ir tikrai įdomių dalykų. O viena komanda net pasirengė daina. Naktī mežā lapsas kauts, jūtām apši miguļauts, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Kur bija labs un miteklis, tagad acis Dievu slavē, tāpēc jau, ka Iš viso dalyvavo daugiau nei 50 medžiotojų būrelių komandų, kurias varžėsi 13 disciplinų. Viena iš įdomiausių, aišku, buvo žūklė. Rezultatas pats geriausias, pati didesnė žuvis sugauta buvo 72 cm lydeka. Aišku, sąlygos buvo tokios, kokios buvo. Buvo daug įdomų visokių disciplinų, pavyzdžiui, peilių metimas, šaudymas pneumatiniais ginklais, bėgantį šerną 10 metrų atstume, tai buvo disciplina jauniems medžiotojams, o dar ne medžiotojams. Buvo stafečių, buvo kitų šaudymų disciplinų, lėkštelės. Viena iš įdomiausių buvo kulkos šaudymas su lygiavamzdį ginklą, kur reikėjo bėgti per kliūtis teritorijoje ir šaudyti per mažą langelį į taikinį, kas buvo 15 iki 50 metrų atstumo. Buvo stafetės, buvo medžioklės eruditų konkursai. Buvo mini Münchhausenas, kur dalyvavo vaikai, o viena iš įdomiausių užduočių suaugusiems medžiotojams buvo elnio amžiaus nustatymas pagal ragus. Reikėjo apžiūrėti suaugusio elnio trofėją, kas buvo apie 50 iki 70 metrų atstumo, judėjo. Ir medžiotojams reikėjo su žiūronais apžiūrėti trofėją ir nustatyti, suskaičiuoti šakas, nustatyti apytikslai svorį, įvertinti trofėją ir pagal galimybę pasakyti, kokio amžiaus elnius tai galėtų būti. Trofėjas yra kaukolė su ragais, kas buvo pastatyta ant judančio tokio, ant judinamo tokio daikto. Medžiotojai labai mėgsta šitą užduotį, nes tai tikrai labai įdomu ir reikalauja žinias apie atrankinę elnių medžioklę. Tai šitas toks labai populiarus buvo pasirodymas ir varžybos tokias įdomias. Kitais metais tai sakė medžiotojai, kad irgi reikia. Šitą tradiciją pradėta labai nesenai, keletą metų, tik yra toks elnio trofėjo vertinimas Münchhausene, bet tikrai toks įdomus dalykas tai yra. Labas vakaras, mėly Lietuvos medžiotojai, sveikinu jūs sėdinčios namuose prie televizoriaus ekranų. O mes va šičia atvykome į Münchhauseno šventę, Arūnas va dar yra iš Kauno. Ir ką, muziką girdite, kad groja, puikiausia šventė, puikiausiai suorganizuota, šokiai iki 3-4 nakties. Smagu, tiesiog smagu, tuo labiau pabūt, pabendrauti su latviais, su kitos šalies, kaip sakant, medžiotojais. Norėtųsi, aišku, kad ir Lietuvoje tokia būtų 3 dienų šventė,
Labas vakaras, dalyvaujam jau 25-oj Miunchauzeno šventėje, visada stengiamės atvažiuoti, šiemet jau atvažiavau 15 kartą į šią šventę, yra labai daug komandų, labai graži šventė, šokiai, komandos rungtyniauja, 13 rungčių, visi nusiteikia pailsėti, smagiai praleisti laiką, aš gaminu suvenyrus ir pristatau savo darbus ir Lietuvos gamintojas kartu su Sauliu. Aš jau esu čia 3 kartą Latvijoje, Miunchauzene ir iš tikrųjų tai yra precedento neturintis renginys, kuris iš tikrųjų surenka visą Latvijos medžiotojų bendruomenę ir iš tikrųjų labai nuostabu dalyvauti tokiam renginį, būti jo dalim ir čionais save parodyti, dalyvauti su savo produktais. Tai iš tikrųjų, kas dar čia nebuvo, kas dar nematė tokio renginio, tikrai rekomenduoju visiems atvykti čia ir pamatyti, kaip turi susirinkti medžiotojų bendruomenė ir save pristatyti. Medžiotojų festivalio Miunchauzenas vienas iš įdomiausių ir visų lauktų renginių, aišku, buvo Latvijos elnių kveslių čempionatas, kuriame iš viso dalyvavo 15 elnių kveslių iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Lietuvai atstovavo net 6 elnių kvesliai – Tautvydas Pankevičius, Vaidas Martinkus, Mykolas Kazlauskas, Rytis Andriuškevičius, Dovydas Murauskas ir Mantas Malinauskas. Vaidas Martinkus, Lietuvā! Rytis Andriuškevičius, Lietuvā! Tautvydas Pankevičius, Lietuvā! Andris Skudors, Latvijā! Latvijā! Un drosmīgais Roberts Sunskis, Latvijā! Labą dieną. Šiandien esam Latvijų medžiotojų šventėje Miunchauzene. Atvykom čia su Lietuvos komanda atstovauti Lietuvą elnių kveslių čempionate Latvijos. Žinom, kad bus iš Estijos komanda, tai toks Baltijos čempionatas kaip ir gausis. Tai bandysim kažkaip tai atstovauti Lietuvą, kad viskas gerai. Manau, kad pavyks, tai medžiokliai valio. Medžiokliai valio. Atstovausim Lietuvą. Paldies! Žūrija, lūdzu rezultātu! Paldies, žūrija!
Paldies, žūrija. Paldies, žūrijas vērtējums. Paldies, žūrijas vērtējums. Mēs tagad saucam... Ko mēs saucam? 3 latviešus, kas dodās uz Eiropas čempionātu nevis šogad, kas notiek Lietuvā, bet kas notiek nākamajā gadā. Bet tos mēs tad nedodam, ja? Šos mēs vēl nedodam. Nedodam. Tad 3 latvieši, kas dosies lielajā tūrē. Jā, nākamgad. Nākamgad. Pārstāvēt Latvijas godu un cieņu. 2026. Tieši tā. Jā. Un sāksim no apakšas uz augšu. Pirmais, kurš brauks uz ārzemēm. Kaspars Dukaļskis. Kaspars Dukaļskis, aplausi! Piedod, tev neko nedosim, tu brauksi. Nāc šur, tu papīkstēsi bišķiņ pēc tam. Valērijs Kurčānovs.
Jā! Un pirmais no Latvijas, kurš startēs mūsu komandā, Raimo, skrien, bet tu jau visu gandrīz nokavēji. Un pirmais no Latvijas, kurš brauks uz ārzemēm, ir Andis Skudors. Nu, ko latvieši uzbauro? These were the 3 number Latvians going to the European Championship next year. Šitie var! Jā, aplausi! Raimo, tu sabučoji viņus? Nu, tagad ņemam pa vienam kausiņam, tikai nenomet lūdzu zemē, tas ir Svarovski, ja? Stikla, stingri. 3. vieta. Latvijas atklātajā stāvbriežu piebaurošanas čempionātā. 3. vieta, the number 3 in Latvian Open Deer Calling Championship. Pauze. Vaidas Martininkus. Latvijas atklātajā stāvbriežu piebaurošanas čempionātā number 2 Latvian Open Deer Calling Championship. Tautvidas Pankevičus. Un numur 1, labākais no labākajiem, now number 1, the best of the best of the best of the rest of the best. Best. Best ever on planet Earth in Latvijā. Labākais no labākajiem, vislabākajiem, Labākajiem, bestu, labākajiem, best Latvijas. Īstākais no latviešiem, the best of the Latvians, Inna Rūs. Don't go away afterwards, we make the picture of you all. Bilde 1, 2, 3, labākie no labākajiem Latvijā. Aplausi, 3 latvieši. 3 Latviens. Nu, sastājās visi bildi. Lai nobauro, labi. Bet viņi kamēr tur, while you're keeping it your hand, nu taču... Nē, tad ir 3 tauti, vēlāk viņi visi. Nu labi, tagad labāko baurs. Pa vienam un visi kopā. Nu? Nu un tagad 3 latvieši, with the Latvians together. Nākat, pieceļamies un taisam bildi. Let's make a picture. Kobildi, visi sastājamies kobildē. Aiziet visi. Visi kopā.
3, 4, aiziet! Aplausi! Tādi skaisti bullīši! Visi perspektīvi nav medījami! Nu ko, ar to arī ir noslēdzies mūsu čempionāts.